Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Sveikinu visus Liepos 13 diena, Durpės mūšio diena. 1260 m. Liepos 13 d. žemaičiai įveikė kryžiuočius. Na, o penktadienio vakarą į antrai prezidento kadencijai prisiekusio Gitanos Nausėdos inauguracijos vakarinę šventę atvyko apie 2000 svečių. Tačiau sisteminėje žiniasklaidoje pasirodė straipsniai smerkintis tam tikrus šventės dalyvius. Štai Lietuvos visuomeninis transliuotojas Facebook platformoje pasidalino straipsnių pavadinimu. Tarp Nausėdos inauguracijos šventės svečių prieštaringai vertinamas Stratas Sinkevičius. Straipsnio aprašyme LRT pacitavo Šarūną Černiauską. Paaiškinkit man, ką prezidento inauguracijos vakare veikia šitas atvirai prorusiškas vatagalvis. Taip pat straipsnėje paminėti kiti šventės dalyviai, kurių matomai žiniasklaida nelabai norėjo matyti. Remigijus Žemaitaitis, Visvaldas Matijošaitis, Živilė Pinskuvienė ir Jonas Pinskus. Klausimas kyla tik vienas, kodėl būtent išskirti tik šie svečiai. Galime pradėti nuo Šarūno Černiausko, kuris buvo išmestas iš darbo 15 min LT portale, nes trečiosios šalies užsakymų atlygintinai atliko informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimo ir analizės paslaugas, o ši veikla nebuvo susijusi su darbo funkcijomis, nebuvo atskleista darbdaviui, tokia veikla pažeidė žurnalisto etikos principus, pasak Ramūno Šaučikovo. Tačiau LRT drąsiai cituoja tokį susitepusių žurnalistą ir dalinasi jo vertinimais. Kodėl žiniasklaida nemini renginyje dalyvavusių konservatorių atstovų, tos partijos, kurios buvęs žymus narys Kristijonas Bartuševičius kaltinamas mažamečių prievartavimu? Kodėl neminimi šventėje dalyvavę Laisvės partijos nariai, kurie kartu su valdančiaisiais prisidėjo prie didžiausios žmonių segregacijos vadinamosios pandemijos laikotarpiu, įvesdami vadinamąjį galimybių pasą? Kodėl neminima į renginį atvykusi nuteistos politinės korupcijos byloje liberalų partijos pirmininkė, partijos, kuri toliau ramiai dalyvauja politikoje ir sudaro netgi valdančią koaliciją ir taip toliau ir panašiai? Atsakymas iš tiesų paprastas. Jeigu žmogus savas, tai visai nesvarbu, ką jis yra padaręs. O ir jis tada gali dalyvauti kur nori. O jeigu daugiau ar mažiau žmogus paplaukia prieš srovę ir paprieštarauja skleidžiamam valdančiųjų naratyvui, tai toks žmogus negali dalyvauti niekur, nors jis galbūt ir nėra net nusikaltimo ar kažko nusikalstamo padaręs. Ir dar įdomiausia, kad tokius dalykus skleidžia būtent Lietuvos visuomeninis transliuotojas, kuris turėtų būti tolerantiškas visokiai nuomonei, esančiai Lietuvoje ir nejausti simpatijų tik vienai žmonių grupeliai. O ką jūs, brangūs žiūrovai, manote apie tokį žmonių skirstimą? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.